Sveiki, šiandien kiek neįprastai bendrausim su savo pašnekovais, bandysim susisiekti su įdomiais žmonėmis teletiltu. Nu ir mūsų tema tokia neįprasta. Pastaruoju metu daug rodėm apie autonominės saulės elektrinės. Ir žmonės labai dažnai užduoda tokį klausimą, kaip yra su akumuliatoriais, kiek jie yra saugus. Pasakoja tokias baises istorijas, kad jie vos ne tokio uždelsto veikimo bomba namuose. Ir kaip tik mūsų draugas Giedrius visai neseniai padarė eksperimentą su vienu akumuliatorium, ištestavo, kas bus, jeigu jis bus paveiktas ekstremalių išbandymų. Kaip ta mintis atėjo, ar senai planavai, ar čia taip netyčia gavosi? Celės jos kainuoja nemažus pinigus, tai nesinori tokių bandymų daryti. Bet... Kiek tokia va celė kaip šita kainavo? Jinai tuo momentu kainavo apie virš 100 eurų, dabar jinai pigesnė gal biškį, nes ten buvo 230 amperų. Mintis šovė, nes realiai su naujom irgi norėjęs pasibandyti, bet sakau, jos pinigus kainuoja. Tiesiog celės atvažiuoja supakuotos 4 į vieną dėžę. Jos ten polistirolais viskas saugiai apdaryta, bet turbūt krovimo metu arba iš labai aukštai jinai krito ta visa dėžė. Tai buvo numušti 2 celių priveržimo kontaktai. Turim vieną brokuotą celę, kurią sugadino vežėjai. Tai dabar padarykim bandymą. Tai jos taip pasimatavau, jos veikiančios, viskas tvarkoja, bet jau dėt kažkur aš jų nedėjau, tai taip pas mane jos gulėjo ilgą laiką. Ir galvoju, vis tiek naudot nebenaudojam, reikia pabandyti. O ką konkrečiai tu galvoji pabandyti? Kas per testas turėjo būti? Tai norėjom pažiūrėti, kas bus, jeigu, tarkim, būtų trumpas jungimas tarp pliuso ir minuso. Čia ne visos sistemos, bet, tarkim, celės. Tai jos turėjo išsipūsti, palei kitus video, kiek esu YouTube'ai matęs, kad netgi ir sprogsta, ir užsidega ir taip toliau. Tai galvoju, reikėtų pasibandyti. Tu pasakyk, o čia tas pats akumuliatorius, yra kokio tipo akumuliatorius? Čia LiFePO4, tai čia yra ličio geležies fosfatas. Tai ličio jonų, tai yra nustatyta, kad ir dega, ir sprogsta ir taip toliau, nes taip yra. Medžiagos kitos, o LiFePO4, sakau, darėm bandymą. Bandymus visus reikia atlikti pačiam, o ne žiūrėti YouTube'ai, nes, sakau, sukarpyti viską gali ir padaryti taip, kaip nori gali. Ir neigiamai, ir teigiamai per video, tai aš, sakau, viską išbandau pats. Tai pasiėmiau tą celę, nusivežiau į laukus ir tiesiog dėjau vamsduką ant pliuso ir ant minuso. Ar jos iš tikrųjų nedega? Darysim trumpą jungimą. Jinai pilnai pakrauta. Kas bus? Prieš tai pakroviau aš tą celę iki max ir tiesiog dedant iškart išsilydė kontaktai, prikepė jie. Išsilydė. Ir tu ant 2 šitas profiliuotas vamsdelis paraudonavo, įkaito iki raudonumo beveik ir čirškė, kažkas ten darės, svilo viduj kažkas, ta prasme garsas kaip kad svilimo. Praėjo 15 minučių. Nieko nesidaro. Kvapas yra šioks toks. Išskyrus, kad čia dega ir čia čirškė kažkas. Daugiau veiksmo jokiau. Temperatūra. Karšta. Rankos neišlaikysi prie celės. Bet nesprogsta, nedega po kol kas. Laukiam toliau. Tai realiai vyko kokias 3 valandas. Karšta jinai, bet kol kas nieko nesidaro daugiau.
ir nieko. Nei ta celė išsipūtė stipriau, nu, ta prasme, čiučiut pasidarė, čiučiut pilvas, bet nieko, po 3 valandų visiškai nieko ir po to patikrinau, sakau, voltažą, visiškai nuliai, bet nieko daugiau ir neatsitiko. Celė buvo pilnai pakrauta prieš šitą bandymą. Galvojau, kad bus veiksmų daugiau. Vožtuvas kaip ir neatsidaro dar. Tik tai garsas toksai čirškiantis vidui. Buvai pasiruošęs didesniam fejerverkui tikriausiai? Nu jo, dėl to ir vežiausi laukų. Čia, saugumas pirmoje vietoje. Matėm YouTube'ai vaizdelis, kaip dega elektromobiliai, kaip dega autobusai Londone, ten sako, vos ne po vieną į dieną, žinai. Neaišku, nuo ko jie užsidega, nes iš tikrųjų su namų sistemom, tai čia net nėra ką lyginti, kur yra elektromobiliai, nes ten yra voltažai visai kitokie, ten po keli šimtus voltų eina tos baterijos sujungtos. Namų sistema yra 12, 24 arba 48 voltų sistema, tai daug mažesni tie akumuliatoriai. Nu dar, kad baterija, kad nors užsidegtų, kaip čia sako, bomba namuose ar ten kažkas, tai dar nėra tai buvę, tai nežinau. 3 valandų. Niekas neatsitikė, nes sprogė neišsipūtė per stipriai. Tai reiškia, nuo trumpo jungimo nedega. Bandom korpusą pažeist, pažiūrėt, kas čia bus. Dar reikėtų, aišku, žinai, reikėtų pabandyti tam, tarkim, korpusą prakirst, ta prasme, ten gaunas vėl visai kitokią reakciją, žinai. Nu, mačiau, kaip peilių dorojai tu tą daiktą. Bet matai, peilių dorojau tada, kai jau buvo mirusinai, tai jau nebėra ten energijos, nebėra nieko, kad kai būtų pakrauta jinai, tai vėl visai kitaip. Nedegimas nuo trumpo pasitvirtino. Gerai, nu, dėkui tau už gražų filmuką. Gerai, prašom.